išeina, jis vis kažką nori pasako, atrodo. Tai va, girdėjau šiandien tikras gyvenimo istorijas, tai nėra kažkokie tai Biblijos mokymai, kur galim pasikinčyti, čia yra tikros gyvenimo istorijos. Ir žmonės išgyvena jas realiai. Ir dabar yra pagrindinis tas laikas, kada bus proga pasikviesti Jėzų Kristų į savo širdį. Jėzus Kristus, kuris yra gyvas, yra čia. Kaip Gražina liudijo, Dievas davė jai pamatyti tą Dievo tikrovę, nes Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kai Dievas ateina į tavo gyvenimą, jis atneša tikrovę, Dievo tikrovę. Ir tu pradedi girdėti Dievo balsą. Tu žinai, kad Dievas tave myli, tu žinai, kad jis yra, ir kai eini per sunkumus, mes visi pro juos einam, pas visus ateina audros. Bet kai žinom, kad Dievas yra, tu jauties net ir toje audroje stiprus ir žinai, kad viskas išeis į gerą. Ir tas pastiprinimas jis nėra kažkoks tai išgalvotas arba savitaiga. Dievas tiesiog sutvirtina tave per savo žodį. Viklių žmonių bendrija yra nuostabus Dievo projektas, nes per šitą bendriją mes gaunam progos įeiti į tą gyvenimą, įeiti pro tos vartus, o tie vartai yra Jėzus. Ir aš kviečiu šiandien įeiti pro tos vartus į tikrą gyvenimą ir nepasilikti tiesiog prie tų vartų, bet susirasti savo bendruomenės, susirasti, grįžti gal į savo bendruomenę, kažkas gal išėjęs yra. Stiprinti jas, ieškoti Dievo, skaityti Bibliją. Ir tiesiog pakviesiu kiekvieną sukalbėti atgailos maldą. Mes visi ją kalbėsime. Ir tiesiog kviečiu kartuoti žodžius paskui mane. Galite užmerkti akis, kad netrukdytų aplinkiniai, neblaškytų, tiesiog užmerkite akis ir kartokite paskui mane. Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave, toks, koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Aš tikiu, kad tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo šventą kraują, asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien. Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Dėkoju, kad savo šventų krauju nuplauni mane nuo visko, kas buvo mane suteršę ir surišę. Savąja dvasia įeik į mano širdį. Dėkoju, kad padarai mane Dievo vaiku ir dovanoji man amžinai gyvenimą. Aš priimu tave dabar ir savo širdimi tikėdamas lūpomis išpažįstu tave savo sielos gelbėtoju ir savo gyvenimo viešpačiu. Amen.